Kas maloniau, valgyti ar bučiuotis? Valgyti, žinokit, man malonumas maistas būdavo numeris 1 visą laiką. Pavalgyti, o tada bučiuotis. Bučiuotis. Bučiuotis pavalgio. Valgyti ir bučiuotis. Bučiuotis, gaminti, valgyti ir bučiuotis. Valgyti. Pirmas bučinys įvyko. O dievai, man atrodo, aš tada buvau su riedučiais, kurie man buvo per maži, ir su liemenėle, kuri man buvo per didelė. Tai buvo taip senai, kad jau dabar sunkoka ir atsiminti. Nu gal kokių 12. Early bird. Gal kokių 12 ar 13 metų, kai kažkur tai pasilikę po pamokų žaidėm butelį. Mano buvo gimtadienis, tik tai va ar 15 ar 16 metų šito negaliu bet net gaminu dabar. Turbūt, kad gal 16. Tas normalus toks, seilėtas toks, gilus toks, manau kokių 9. Patiekalas ir bučiniai. Pirma asociacija, koks patiekalas? Makaronai. Man iškart Austrės, nežinau kodėl. Austrės. Šokoladas su čili pipirais. Suflė. Žemugės. Na, turbūt mano vyras mane pabučiuotų už labai labai jo mylimą ir labai mano retai gaminamą. Nes nėra sveikas, tai Benedikto kiaušiniai sekmadienio ryte, kuomet mes turime laiko ir turime nuostabų brančą namuose. I'd like to love you, love you. I'd like to love you, love you. I'd like to love you night and day, if I may.